vloginau, tai galvoju, puikiai šiandien yra proga tai padaryti ir pasidalinti savo kalėdinių šventinių savaitgalių su jumis. Tai dabar esu, kaip matote, mašinoje, važiuojame į Palangą ir tenai sutiksim kūčias bei kalėdas. Taip pat parodysiu jums eglutę, manau nufilmuosiu ir ką gavau dovanų. Tai iki pasimatymo šiek tiek vėliau. Štai mūsų ir kalėdų stalas. Kalėdiškas lėkštės. Ir kūčių valgiai. Vynas laukia su seneliu. Štai mūsų kalėdų eglutė. Va, kiek dovanų, net visos netelpa. Štai tai va atrodo, tokia veliūrinė suknelė raudona. Laukiam, nesilaukiam, eisim tuoj valgyti. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Štai Palangos eglutė, pažiūrėkite. Sako, jinai tokia, kaip vaikai piešia. O viduj, jeigu matot, yra Palangos apšalusios žiemos nuotraukos. Štai. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Na kągi, Palangoje paviešėjome pabuvo. Labai skanus maistas, jaukus vakaras su šeima. Gražiai pasipuošusi Palanga. Gaila trūko sniego, na, bet svarbiausia tom dienom. Tai yra pirmą kalėdų dieną nelyjo ir buvo galima pasivaikščioti. Na, o dabar esame kelyje aplankyti kitus šeimos narius, dar pakalėdoti kartu, pabūti ir po to važiuosim vakare jau namo, atsipalaiduoti ir nusiteikti darbo savaitį. Tai vat, gavau daug visokių fainų dovanų, vėliau būtinai pasidalinsiu su jumis ir susimatysim šiek tiek vėliau. Iki! Štai kokia įdomi šaka, pažiūrėkite. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Ką tik grįžau namo ir skubu pasidalinti savo dovanomis su jumis. Šiais metais senelis buvo tikrai dosnus
Ir daug dovanų parsivežiau, jomis visomis esu labai patenkinta, jos nuostabios, skaniai kvepia, tikrai naudosiu ir visa kita yra tiesiog liuks. Tai va. Ilgai nelaukime ir neištęskime šitą video tuščiomis kalbomis, nes man kartais nervuoja, kuris jungi video ir ten šneka. Tai mano video tokie, stengiuosi, kad tokie nebūtų. Pradėkime. Taigi, pirmas dalykas, tai yra aš gavau Airwick lazdeles, kur sakyčiau tokią kaip vazytę ir kvepia, čia yra gervuogių kvapo. Ir gavau savo vardinį šaukštelį valgyti ledus, ar tiesiog maišyti kavą. Jeigu galiu parodyti šiek tiek arčiau, bet manau, kad gal jūs kiekvienas jau matėte, jeigu mėgstate į mugės važiuoti. Tai mugėse būna būtent tokius dabar nauja, kaip ir mada, yra pasidaryti savo vardą šaukštelį ir jisai toksai, na nežinau, matot, jisai toks kaip royal. Viršuje yra mano A raidė, karūna ir čia po apačia parašyta mano vardas. Tai va. Sekantis dalykas, tai aš labai mėgstu arbatą, kurį įeina jazminai, tai aš gavau žalią kinišką arbatą su jazminais, štai tokiam juodoje dėžutėje. Jinai yra užplikoma, dėžutę galima naudoti 2 kartą, ir 3, ir 4, nes joje gali laikyti kitą arbatą pasibaigus šitą. Taip, labai praktiškas dalykas. Dar vienas dalykas, tai būtų Revolution lūpų kremas čia parašyta, jis nėra kaip lūpų balzamas visiškai, jisai truputį toksai tirštesnis. Tai būtų spalva Don't Bring Me Down, atrodo jisai toks labai rožinis, bet aš jums parodysiu spalvą ir ant lūpų atrodo aišku ryški, bet labai graži, maloni, labai konsistencija ir jaučiasi toks nelipnumas. Sakyčiau, kad jinai netgi matinė tokia. Štai tokios spalvos. Taip, einame toliau. Kitas dalykas, tai aš gavau aromatinę aliejūką persikų kvapo. Firmos, dabar net nematau, tiesiog Made in China. Pasižiūrėsim. Ar geras. Taip, einame ir paimam, kas čia taip bėga, nenori pasirodyti prieš kamerą. Tai būtų L'Occitane's firmos lūpų balzamas, citrinų kvapo. Rankų kremas, Evelyn London Festive Fig. Labai gražus įpakavimas, štai. Gal taip net būtų geriau rodyti. Kvepia nuostabiai, lengvai ir greitai susigeria į rankas. O forma tai panaši kaip ir būna The Body Shop arba taip pat L'Occitane's. Sekantis dalykas tai būtų Blink Blink iš uoga, tai yra plaukų kaukė. Ir aš nieko nesu bandžiusi iš uoga. Tai bus puikia proga pabandyti, galbūt atrasiu naują brandą, kaip sakant. Ir sudėtis tai patiko labai, nes įeina tikrai geri ir natūralūs ingredientai. Taip pat gavau štai tokį English Soap Company muilą, labai gražus įpakavimas, toks povas. Ir kaip ir čia nupieštos yra sakuros, josai ir kvepia sakuromis. Labai mėgstu vonios įvairius dalykus, todėl žmonės, kurie gerai mane pažįsta, man padovanojo didelę, tikrai didelę kaip sniego bomba. Kamuolys burbulas į vonę. Ir prie to pačio gavau dar Made taip pat in England, Wild Fig and Pink Cinder. Tai yra, kaip čia pasakyti dabar. Na, tiesiog tai yra kaip dušo želė, bet ne dušo želė, tai yra skystis, kurį tu supili į vonę, tavo vonė kvepia dieviškai ir pilda burbulų. Tai būtent tas skystis. Bet kaip jis dabar lietuviškai, tai
užkrito. Na, nesvarbu, manau, kiekviena suprat, ką aš turiu galvoje. Tada gavau štai tokį rankų darbo arkliuką ant eglutės pasikabinti. Ir visą rinkinį iš Oriflame Diamonds and Pearls. Labai gražus pakavimas, toksai prabangus. Tai yra, čia yra muilas, čia yra dušo gelis, o čia yra rankų kremas. Tai va toksai komplektukas. Kvepia tokia kaip pudra. Malonus toks neerzinantis kvapas. Tada gavau paprastą puikią dovaną, bet paprastą ir manau, kad jinai naudinga. Tai yra šeimos kalendorius 2017. Kiek jau varčiau, čia buvo labai gerų tokių trumpų straipsniukų. Ir taip pat čia yra surašyti vardadieniai tam, kad nepamiršti. Ir šventės. Tai čia yra naujos rankų darbo pirštinės, kurias gavau, kad rankytės nesušaltų. Aš dar viliuosi, kad bus sniego ir galėsiu jas panaudoti. Labai gražios man spalvos jau. Ir malonios, ir minkštos, ir švelnios ant rankų. Aš dabar galvoju, ir viską jums parodžiau, dar porą dalykų liko. Ir tai dabar yra lėkštė serviravimui. Joje gali būti salotos, gali būti riešutai, saldainiai, sausainiai, užtepėlės. Visa tai yra mano fantazija, tačiau jinai yra balta, visiškai paprasta. Ir jinai tinka prie bet kokio servizo, ant bet kokio stalo. Ir aš esu labai šią lėkštę patenkinta. Dar gavau minkštą rankšluostuką, kremo spalvos, su tokiom rožytėms. Oi, štai čia. Tikiuosi, kad jį panaudosiu ir skalbus toliau jisai liks minkštas, nes būna, kai iškada įsigyji rankšluostį ir po to jisai pasikeičia ir tampa toksai šiurkštus, nors jį atrodo išplovi tik vieną kartą. Ir vienas iš didžiausių dovanų, kuris užėmė didžiausią maišą, tai būtų Dormeo Duvet Aloe Vera kaldra. Va. Dar neturėjau, mėgom Dormeo pagalvės, Dormeo čiužinio, esu tikrai mėgstanti tą brandą, bet dar kaldros nebandžiau, tikiu, kad man labai patiks. Taip pat, kiek skaičiau, jinai yra antialerginė, gali ją plauti skalbimo mašinai, tai manau, būsiu labai patenkinta ir tikrai naudosiu. Manau, vasarą ypač jinai bus gera, nes šiuo metu mėgau o pukinę kaldrą. Aš čia čežu, nes dar prisiminiau, kad turime vieną dovaną. Tai būtų, kadangi kiti metai yra gaidžio metai, štai toksai magnetukas ant šaldytuvo keliaus. Ferrero Rocher saldainių dėžutė, jie labai skanus. Žinoma, gavom dar pinigų šiek tiek, bet man atrodo, to nereikia rodyti. Ir Lavazos oro. Štai tiek daug dovanų, negaliu jas visas net paimti savo glėbį. Esu labai patenkinta, tikiuosi ir jūs gavote gerų dovanų. Galbūt pasidalinsite apačioje, gal pagaliau prašneksite, mielosios mano žiūrovės. Labai įdomu, ką gavote ir jūs. Ir linkiu jums gražaus laukimo, naujų metų, naujų savo pažadų ir manau sutiksim kitam video. Iki!